Žiūrėk. Tornadas. Eina sau. Tiesiai prieš mano nosį. Pirmą kartą. Čia geras. Eina sau. Čia tai. Nors gal ne per. Reikės kur nors nusiųsti mailą. Parodyti reikės čia. Čia tai tikrai vertas dėmesio laimėkis. Kas jau nekas. Bet labai greitas. Nusisukė, žiūrėk į vardą. Eina sau. Žiūrėk. O čia tai tornadas. O čia tai geras. Kai neš visko. Pirmą kartą tokį didelį matau. Žiūrėk. Epicentras. Geras. Stipriausias tornadas. Jaučia, kurį esu matęs. Čia tai geras. Tokį stiprumą. Reik nueiti į epicentrą. Įdomu, kas atsitiktų. Klausimas tai geras. Na bet tai, kas atsitiktų šimtųjų? Kas čia yra? Trauk, tornadas. What the hell is it? Tornadas trauk, what the fuck? Ko jis taip išvarčia visur? Eina sau. Čia tai tornadas. Eina sau. Kai mėta visur. Stringuota. Įkrito kažkur. Į duobę. Eina sau. Reik čia pabūti jaučiu. Ką žinau čia? Kamera kol sprog. Žiaur. Tiesiai prieš mano nosį tornadas. Išjung kamerą, reikol išlipsi. Kas čia buvo? Eina sau. Nu ir tornadas. Pavaro. What the fuck is it? Geras. Tokia dar nemačiau. Reik nusiųsti kokią 24 valandams. Ar kokiems Minnesraft PSTV. Jo, čia ten ir nusiųsiu. Tiksliai reiks sustabdyti. Taigi sveiki visi Minnesraft PSTV žiūrovai. Ir šiandien noriu jūs supažindinti su tikrai baisia istorija. Vienas senukas vardu Džebas tiesiog pamatė labai baisų regį. Jo apylinkėse tik sudėdavosi tornadai. Labai silpni, kaip jis pasakoja, galėdavo eiti palauk. Ir jis tai padarė. Bet tas tornadas jis sužalojo ir tas pats tornadas, kurį ką tik matėte prieš kelias sekundės video. Jis sužalojo. Ir tiesiog gaila. Važiuosime toliau išsiaiškinti. Taip kad skrendam pas jį. Taigi, mes dabar esam prie senolio Džebo namų. Jau sakoma, nelaimė gali aplenkti bele kokiai. Ar tu rusas, lenkas, italas, ar bet koks žmogus. Taip kad einame mes dar prie namų. Ir einame toliau išsiaiškinti. Labą dieną, pana Džebai. Kas tau vyr? Aš matai, ko įsiėmęs esi. Tai galite biškį duoti interviu. Kas tu toks esi, klaus?
O mes esame žurnalistai apie tą uraganą. Ai, žurnalistai. Kokie žurnalistai? Kuo su savo geriausiu kardu metiniu, kai knės. Tai žinok, nuskrėsi už Tauragės kanalą. Už ko kanalą? Už Tauragės kanalą. Už ko? Žodžiu, Valinkiškį. Nu tai, žinai, tai gali duoti interviu. Ai, uraganą, prisiminiau dabar. Tai biški, žinai, soroks. A kaip ten sako? Na tai gerai, noriu biškai jūs apklausti. Ar uraganas jūsų namai padarė daug žalos? Nu, kaip namai. Man tai padarė daug žalos. Namui tai neišteltomi įspūdžiai. Biški apneši žemę, nukrapščiau, suremontavau ir visko gerai, nu bet namo nelabai didelį nuostolį. Na, o tai jūs video filmuote? Ne. Mano, kuris su manim čia gyvena, mano brolis, Dvinys. Brolis Dvinys. Ir tai kaip čia su jumis gyvena, jeigu tik tai dvigulį lovą yra? Nu tai iš čia miegam kartu. Aišku. Tai gal einam apsižiūrėti, jau galime eiti? Taip. Eik ten už kampo viskas. Aš tu ateisiu. Gerai. Tai va, kaip girdėjote, ši istorija yra labai kupina nevilties. Senuko namus tiesiog išdarkė ir patvarkė. Tam nepasakys. Minecraft Pits TV tikrai nori nufilmuoti ir rašyti viską. Tai tikrai didelis supratimas. Ančiau Pits TV viskas nuklaus. Ei tu, storulis. Kas? Kur iš čia? Žiūrėk, aš čia turiu suši. Galite man? Eik, tik 2 mėnesius vargau, kol šitą surinkau. Taip viens gabaliuką teturi. Aišku, tai einame apsižvalgysim. Gerai, eik. O kaip jūs žadate čia viską suremontuoti? Nu tai kaip žadėsi? Tai aišku. Žiūrėk, ežeris visas, ką žinau, sumaklevuots. Tai kaip čia gyventi manoma? Nu jo. O kaip čia auga kas nors tose jūsų vietose? Nu aug, bet matai daržas visas išvaryti uraganą. Tai, žinai, tai uraganai visko išvarė. Tai blogai. Tai aišku, blogai. Tai mes čia biškai apsižvalgysim. Tai žvalgykitės į sveikatą. O. Ei, tu žurnaliuk, Ką? ateini čia arba nulėksi iš Tauragės kanalą. Aha, o kas ta Tauragė? Žodžiu, ne tavo reikalas. Tas yra žemėlapį Tauragės. Aišku. Na ir ko čia norėta? Žiūrėk, kaip švari. Oho, tikrai įdomu. Gal galite duoti pusę sučias gabalėlę? Ką? Nu, eik, tik nebeturiu. Ką nebeturiu? Ką? Nebeturiu? Na gerai. Tai mes einam apsižvalgysim. Gerai, jūs čia apsižvalgykit, o aš einu mamim. Gerai. Tai va, štai kaip sunki dalia išvargino mūsų šios dienos herojų. Ir tai tikrai nėra tik pasaka. Taip gali atsitikti kiekvienas. Tik jį saugokime kiekvieną. Vienas kitą ir padėkime sunkioj akimirkai. Čia buvo Tvakanets. Tai yra lietuviškas rusas ir už Minecraft Pits TV. Ačiū, kad žiūrėjote ir kitų laidų.